Sveiki gyvi. Šiame video trumpai pašnekėsiu apie DJI Mic Mini, nes dauguma žmonių apie šitą aparatuką ganėtinai negatyviai atsiliepia ir reviewai yra ypač užsieniniai ganėtinai prasti. Ir pagrindinė problema pastebėjau žmonių, kad jie visi tai, kas neigiamai vertina, kad tipo nėra didelės ir geros galimybės sujungti su telefonais, tipo nesuderinama ir panašiai. Ir aš savo patirtį, ką aš pastebėjau šiame video. Šiaip aš jį pagrindę pirkau šitą mikrofoną naudoti su DJI Mic Mini. DJI, atsiprašau, Osmo Action, OG versija, tai vadinama pirmoji versija. Tai jau pirkdama žinojau, kad reikalingas adapteris, kuris jungiasi į tą adapterį per analoginį kabelį ir šitas jungiasi į receiverį. Tai dėl to, kaip tas sako, dar ant Osmo Action kameros nepabandžiau. Ką, natūraliai kilo noras prabandyti DJI Mic Mini ant telefonų ir praktiškai iš pradžių jungus ant 4 telefonų, tik ant vieno šitas veikia aparatukas. Ant likusių 3 telefonų jisai neveikia. Teoriškai atrodė, kad neveikia. Bandžiau jungti ir kaip tandemą, bandžiau ir atskirai pririšti per Bluetooth'ą šitą siųstuvą ir vis tiek rezultato nebuvo. Bandžiau pagal šituos YouTube'ės patarimus, bandžiau vadinamą į telefonus enable tą vadinamą įgalinti developerio režimą, įjungti USB Transfer Preferred Mode į MIDI, USB Audio Pass-Through, visus enable šitas USB Debugging Mode. Nieks nepadėjo. Čia yra mano darbinis patikimasis Sony Xperia X5 Mark II. Apdaužytas telefonas, turiu nuo išleidimo, bet puikiai laiko. Plėveles apsauginius ekranus keičiu vos ne kas mėnesis, dėl savo darbo tai tankiai kažkur nukenčia, yra įskyla, bet savo darbą atlieka. Esminis to dalykas ir įtariu daugiausiai bus, kad susijęs su tuo, nes pažiūrėjau DJI Mimo programui, kad šitie garso stulpeliai bėgioja ir man kilo įtarimas, kad čia yra iš vis nenustatymuose problema, o pačiam appsuose, nes, pavyzdžiui, paleidus šitą programą įrašinėk kaip tu nori, tas įrašymas jisai nevyksta, esmė vyksta per šito telefono vidinį garsėkalbį ir kažkaip atsitiktinai begalvojant, kad čia appso bėda, aš tiesiog, pavyzdžiui, gali būti, reikia neišsipūčiau jungti, nes kada darbinis telefonas. Dabar pakancelinam ir, pavyzdžiui, suporuojam šitą mikrofoną. Jie susikabino ir tas dalykas man ant sykį įtarimą atsiminiau, kad turiu Camera Pro programą, atsidarius, matot garso stulpelius, stulpeliai pradėjo reaguoti į mikrofoną, ir paskui pasižiūrėjus nuspaudus audio, rašo, kad mikrofonas inputas external. Tai reikėtų tiem, kas reiškiasi neturi, iš karto reiškiasi patarimas, reiškiasi yra appse bėda, parsisiųst, pavyzdžiui, yra tam tikri audio appsai, kurie duoda pakeisti inputą. Jūs net galit pasidaryti Samsung Galaxy Buds ausinių mikrofoną, kad naudotų kaip įrašymui. Dabar irgi phone external, kada gali pasirinkti, viskas veikia. O taip iš pradžių atrodė tik nusipirkus,
tiesiai iš dėžės, kad atrodė, kad mikrofonas neveikia, nefunkcionuoja arba su telefonu nedraugauja. Tai šiandien video tiek. Iki.